tarsi saulė, bet nespindi tavo bučiuliai, tarsi savo galybėje, tekanti saulė. Teisėjų 5 skyrius, 31 eilutė. Ši eilutė mane visada džiugina, juk rytais tai gražu, kuomet blėsta tamsa, o horizonte šviesa pamažu vis ryškėja. Ir pakyla saulė virš horizonto ir viską sušildo savo spinduliais. Visai tokia esame ir mes, ar ne visai? Kuomet savaičių savaitės važinėdavau į ligoninę, aš tikrai skubėdavau. Galėjau važiuoti tikrai greitai, nes turiu itin greitą automobilį. Vis dėlto kartas nuo karto ėmiau pastebėti, jog važinėju išties neatsargiai. Taip tariant, pagal moto, stipresnysis turi teisę. Viešpats keletą kartų atkreipė mano dėmesį ir aš turėjau pripažinti, jis teisus. Aš buvau neatsargus ir visai ne kaip jo malonės atspindys. Turėjau paprašyti jo atleidimo ir kad jis mane keistų, o dar kad ir aš pats stengčiausi. Kartais žmonės džiaugiasi, kad mes negrįžtame. Mes juos nervuojame su savo mokymu ir geresnio žinojimo, su savo išmintimi ir posakiais. Ne, broliai. Taip neturėtų būti. Geriau jau nepastebėkime kitų klaidų, kantriai jas nešiokime ir laikykime. Rodykime Jėzaus meilę ir priimkime kitus. Būkime dėmesingi ir draugiški, pasiruošę ir užkrečiamai džiaugsmingi. Tai būsime kaip saulė, rytais tekanti savo galybėje. Žmonės turėtų džiaugtis mus matydami, kadangi jie mumyse regi Dievo gailestingumą bei džiaugsmą. Jėzus padarys mus savo būties atspindžiu. Tai užtruks šiek tiek laiko ir jam kainuos daug kantrybės su mumis. Vis dėlto jis tai padarys. Ir vėl jis atkreips mūsų dėmesį į dalykus, kuriuos neatliekame itin gerai, tokius kaip mano važiavimo būdas. Jis nesielgia taip tam, kad mus supykdytų, bet tam, kad tose srityse mes taptume geresniais, panašesniais į mūsų viešpatį, ir mes tikrai to norime. Gyvenkime kaip saulė savo galybėje, Jėzus galybėje. Norime būti panašus į jį, nes jis yra mūsų saulė ir skydas. Dėkuoju Jėzų už tavo malonę, šviečiančią mano gyvenime. Jie atgaivino mane kaip šiltas pavasario lietutis. Viešpate, kai žvelgiu į tave, mane užlieja džiaugsmas ir galiu būti kantrus, gailestingas bei draugiškas. Meldžiu, padėk tapti panašesniam į tave. Amen.